Savaitgalio bityno tema – Landsbergis. Kodėl kai kurius komentatorius karo akivaizdoje paliko ir ruošėsi išvykti į Graikiją. Gerai, juokauju vėl aš ir vėl turbūt nejuokingai. Iš tikrųjų tema – bičių paruošimas žiemai, visas medaus sukimas. Vištas kaime bėgioja. Gera kaime. Reikia medų išsukti, bet galvoju, ką aš suksiu tą medų, neturiu diafragminių šitų, nežinau kaip čia, sinelės ar kažkas tokio vadinasi. Galvoju, reikia pasidaryti. Kažkada jau seniau esu daręs jas, tai pasidariau kaip rėmelio dydis, bet pasirodo, kad turbūt netokie turi būti. Bet taip keistai, vienoje vietoje parduoda kaip rėmelio dydis. Aš Vilaroj žiūrėjau išmatavimas tos kaip rėmelio, o kažkur kitur googlinau kitoks dydis. Tai pasidarysiu truputį didesnius. Kiek aš jau užsirašiau, bus 3,30 aukštis bus ir 4,45 plotis. O to, kaip turėsi šitos, reiks eiti išleistuvus uždėti ir prasidės sunkioji, malonioji dalis ir šėmimas medaus. Tikriausiai visi išėmė tą medą, aš neskubu visą laiką per žolinės kažkur, bet tokiu laiku nenuskubėsi čia niekur. Tai ką, dabar reikia atsipjauti išilgai. Išilgai labai nemėgstu pjauti. Aišku, iš lentos, lenta kai visada pyzdinta, iš palėčių. Ką turim, iš ko turim, to darom. Uinių napjoviau, jau matau aš. Kažkaip tai čia man centimetro nebus. Žeplys. Gerai. Senai pjoviau, pamiršau, kad per liniją, jeigu pjauni, tai nesigauna. Ten tą pieštukas ir visa kita ir taip nemalonu pjauti. Ir dar kart reiks. Nieko. Tuoj papjausiu ir prisiminsiu. Štukas dar. Toksai. Viskas ant taupimo eina. Iš tikrųjų bitės apleidau. Nėra kažkaip laiko dabar jau jom. Tikiuosi viskas susinormalizuos. Nors dabar vasarą nelabai buvo ką ir daryti su jom. Medūnešį senai baigėsi pas mane. O, gandrą nusvyja. Kai gaus vieną dziobą, tai jau nebenorės. Kažkaip atrodo, kad mažokai gavas vis tiek. Ne, gerai. Tomas. Pagaliau. Išpjovėm tokį. Daugiau tokių pasidarysiu. Iškart jau darysiu krūvą. Nusipirkau, aišku, visada senukose nusipirkau. Gal 2 gal toks lapas kainuoja, nežinau. Nėra brangu. Pamatam šildyti. Buvau už tokių daręs, tai visai gerai. Gerai, šitą putoplastą irgi pjausiu su šituo aparatu. Čia turbūt pjaus neblogai, tikiuosi. Čia gamyklinis, čia manas. Kaip gražu. Susipjoviau. Gavos tiek. Tai ką, dabar susigrėžiosiu, nes čia kaip iš vogtos medienos labai trūkt gali. Šiau atsimenu pernai, kažkada 4 skylės dėjau, dabar jau viskas pabrango, reikia 3 užteks. Medvaržtis nepygus. Nepygus, per vidurį vieną. Tai toks malonus darbas iš tikrųjų. Po to, aišku, su juodais geriausiai juodi yra kaime visur medvaršiai. Visi namai pasakyti, ten juodų, tie gipsinių tų. Tai ir aš juodus naudoju visur. Geri jie taip. Nuplėšia kartais medis džiūdamas.
Visi kaimai ant to stovi ir gerai. Tai bitėm irgi bus gerai juodi medvaršiai. Kiek iš palėčių gerų dalykų galima padaryti. Ne tik lovas sofas, bet vat ir senelę bitėm. Ai, kaip gražiai gaunasi. Va, juodi, šitie, kur kalbėjau, geri. Geri labai. Žiūriu, kad biškevilio neturiu, taip į 2 meduvės įdėjau, tai iki galo nenusileidžia. Tai aš bijau, ar tik tai Google'as man nesumelavo išmetavimus. Nu ką, nieko, gal po to nupjausiu iš apačios. Dar lišnas pjovimas, bet reiktų į avilį pasižiūrėti. Kokį įdomų iš tikrųjų turi būti išmatavimai. Šitos tvorelės. Gerai pasiruošiu, senai jau norėjau pasiruošti. O šiandien tokia nuotaika buvo tam. Ai, kaip gražu gaunasi. Reikia atsigerti. Kaip skanu. Kompotas čia iš tikrųjų. Mamos kompotas. Nes negalima nei reklamuoti, nei gerčiais laikais. Tik kompotą galima. Nu, kaip čia gaunas dydžiai mano. Panašiai. Nu, man gražu. Sveiki, mano žiūrovai. Žiūrit šitą juokdario bitininko laidą. Dabar vasara. Karšta. O aš su savo mėgstamiausiu žieminiu mėgstuku. Su žieminiam kelniam ir kombinzonu. Oi, kaip gero, taip išprakaituoji, visas problemas išprakaituoji. Tai vakar medų sukiau. Ir šiandien sukiau. Ir dabar reikia kažkiek lizdus paformuoti. Kad po to jau nebelys šiemet, tik tai maitinsis, bet jau kad būtų tvarkingiau. Tai visas šeimas praėjau. Visiems su išleistuvais dariau, tai labai gerai, jos nepastebi, kad vagi medų. Tik po to į lizdus kaip jau tai jau buvo, čia pasikėlė viskas. O vienai šeimai neturėjau išleistuvą. Tai vieną pradžioj meduvę ten susvarkiau, jos nupurčiau. O po to atėjau į lizdą. Atidarau, jos visos. Ir aš jau, atrodo, esu matęs tų piktų bičių. Mane kapoja belekiek. Bet tiek jų prilipo. Visas prilipo. Ir suduot, einu, bėgu aš ten į pievas, ne į namus, nes galvoju, namo nubėgsiu, visus papjaus. Ir jos gelia man. Nežinau, kiek skausmo. Visur, kur gali ten gelia. Per rūbus gelia, suprantat. Tai nežinau, matyt, reiks nusipirkti gal kitą kombinzoną, nežinau. Nu, negi jau kombinzoną pragelia, tai nėra gerai. Tai galvau, kokių 50 įgėlė, praskaičiavau atėjęs, kur raudona buvo 27, o dabar jau kur labiau užtinė, nežinau, gal kokių 17, gal, nu, reiktų visą apsižiūrėti, nepatogu, nugarą ten irgi sugelta. Tai šiandien nebenoriu, kad sugeltų, jos piktos turbūt, tai geriau karštis didelis, bet sveikas. Tai, žodžiu, žiauru buvo. Matytumėt, kaip aš čia bėgau, tai būtų juoka ir jums. Po to ten nubėgęs pievą, jos mane kapoja toliau. Tai, aišku, negalima šventą gyvulį, bet žinokit, kaip uodus aš jau juos. Nes, nu, aš nežinau, ką daryti daugiau viskas. Nes jei taip stoviu, aš tik skausmą jaučiu. Nors toliausiai. Tai gerai, bandom čia apsitvarkyti. Pasižiūrėti, kas gavosi. Medaus dar nežinau, kiek prisukau. Dar į stiklainius neišpilšiau, kibiruose. Noriu sudėti, šitų magazinų nedėsiu, kad išlaižytų. Tuo labiau laukuose tikrai nepaliksiu, nes aš šito agresija man jau atsibodo. Tai paliksiu kitais metais, o dėsiu tik tai kardonelį, kad išsausintų. Tai uždėsiu ant viršaus, po to išleistuvą, po kelių parų išimsiu ir viskas. Nebenoriu aš jų vijoti. O, biški netelpam. Dabar sukrėsiu ir bus. Gal net nekrės, dabar atsargiai kažkaip tai padaryti. Bet druk čia mama. Ai. Šitos liktai ramės buvo. Gerai, tai čia šeima iš tikrųjų buvo stipri. Labai nesirdysim čia.
Pažiūrim, ką čia turi. Čia visur perai, man atrodo, buvo, kiek pamenu. Jo, perai. Tai perus gal dabar į šoną pastumsiu, o švarius padėsiu per vidurį, kad kaip medų, kad ne medų, o cukrų pilsis, kad cukrų piltųsi į švarius. Va, švarius, nes neturės ten kur, kad žiemai būt geriau per vidurį, vis tiek. Kad visas tas, kaip susiformuos po to visas tas reikalas, gūzas jų. Juos paliekam. Gerai, 1, 2, kelių čia palikti didelę šeimą, tai labai nesinori užspausti. Lauke gyvena 1, 2, 3, 4, 5. 7, kiek jų čia yra, tų bičių, jų telpa jos čia. O, kaip supykusios. Ai, užteks tiek. Nereikia jų, geriau jie mažiau vietos, negu daugiau. Aišku, bus galima dar atidaryti. Šitas tai ramius, iš to malonu. Malonu kažką daryti. Čia uždarysim, kad nejustų. Bijau kaip medaus, kad pajus viskas, išpjaus. Ir pasidariau dargi šituos. Nusipjoviau. Plotį palikau, koks buvo. Ant 7. Gal reiktų ant 8. Normali čia šeima buvo. Bet kad beveik tilpo čia nais. Ai, nors tengi daug buvo. Bet dabar. Ai, gerai, paliksiu taip. Tai va. Dabar čia perai, čia perai. Per vidurį dar tos padėjau, atnešiu cukraus. Ir turėtų teoriškai užsipilti labiau vidurys. Teoriškai. Bus matyti. Gerai tai. Tai toks dalykas. Ai, atsivežiau namelį. Sunkiai įvežė, čia vos įkalbėjau, kad paravežtų man per lauką, bet pravežė. Bet medaus nesukiau, tenais elektros neturiu. Namelis kainavo daug, kokybės norėtųsi daugiau. Tai jeigu įdomu apie namelį kažkas, aš girtai nemoku, tikrai neišgirsiu. Moku tik tai peikti. Jeigu kam įdomu brokai, kas man atrodo nedadaryta arba kreivai padaryta, už beveik 20 000, 20 kvadratų, tai aš galėsiu pasidalinti. Jeigu jums įdomu, parašot kelis komentarus įdomu apie namelį kažkas, viskas. Tada specialią atskirą laidelę padarysiu apie namelį, kur planavau sandėliuoti ir sukti medų. Nu, aišku, čia toks. Galima ir daugiau ką panaudoti, bet buvo planas toks pirminis. Nu, šitos ramios, nu, vat, matosi, aš jį pasirinkau, jau šitas žinau, kad ramesnės. Neišeina su jom nei kalbėti, su tom aš ten trebančiom rakytėm, kojytėm, greit viską padarau ir uždarau. Va, gerai, tai nelabai čia ką yra rodyti, jau rodyta 100 kartų pas mane turbūt. Tai žodžiu, po to maitinsim, tai viską į vieną sudėsiu laidą, nes ką čia daryti po gabaliukus. Dėl kostiumo, gal kažkas patarimų turit. Tikrai atsibodo būti su geltam, lysonus matau daug kas naudoja, gal tie lysonus nepragelia, nes tas kartais pasitaiko šeimos netokios. Čia tai su šitom tai ir nuogas tikrai galėtum nueiti ir nieko nebus. Bet ten, nežinau, kodėl ir nebuvo jinai pikta iš tikrųjų, bet įsižeidė dėl medaus. Medus išsuktas. Reikia pasidaryti midaus. Tai pirmas dalykas, atakučių liko, anksčiau nešdavau atgal. Aš šiemet bitės piktos. Tai persigalvau čia nešiot pirmien atgal, va tiek liko atakučių. Tai galvoju, užpilsiu vandeniu, neverdančiu, šiltų ir bandysiu išmaišyti, kad kažkaip tai išimt medų. O po to nufiltruosiu ir dar dadėsiu medaus. Oi, aš vieną žiūriu, čia prikabino, kad va, šitas bestija pasismauktų čia, bet dirbdamas.
nieko naujo. Tai, ką žinau, bandau pilti. Su mediniu šaukštu blogai daryti, nu čia net ne šaukštas. Kad užsikrės mėlėm kokiam nors, bet nieko. Bus kaip audronėse mėlės yra, tai pas man bus mano mėlės. Gerai, bandau pilti. Jau čia bus maža. Maža vandens, kad iš tokiam kiekį ištirpdyčiau. Oi, vyrė košė. Vaikai atsiloš. Tai va, nežinau, kaip čia gausis. Tiesiog taip sugalvojau. Užsisakiau tokį varinkinį. Pirmą pastaikiusi. Nežinau, gal kada parodysiu, kas gavosi. Žodžiu, maratonas medaus bičių tęsiasi pas man toliau. Jau viskas išpiluotas medus. Prisukau 125 kažkur tai kilogramus. Tai, normaliai iš tikrųjų. Ten avilių gal iš 6 realiai pavasarį, kiek aš 6 liktai startavau. Tai taip ir gaunas. Tai per met... Nu, realiai man tai paskaičiavau, kad mano kraštuos, kaip man gaunasi, tai vienas avilys kažkur taip apie 30 virš 30 kg. Tai manau, taip turėtų gautis. Šiandien tikriausiai pradėsiu maitinti bites. Tai reiks dar irgi reikalų 110 kg cukraus ištirpinti, tai jau tikrai bus ką veikti. Uošvienės elektra tikrai kentės stipriai. Va čia liktai ir įsimaišo viskas. Instrukcija yra šaltam receptui ir karštam. Tai čia aš šaltą pasirinkau. Pirmą mėlės reikia užpilti mėlės vandeniu. O aš jau vandens prisipyliau. Tai šiltas. Va, kaip tik 25 ir bus. Gerai, mėlės yra maišelis E. E ir B turiu užpilti. Vienas maistinės medžiagos. Gerai, kaip surašyta viskas dar. Kobros nuodai. Nu, turėjau užpilti, aš pilsiu tą, turbūt blogai, nes blogai maišysis, nu bet ką darysi, ne viskas taip gaunasi. Nežinau, kas čia gausis, pirmą kartą darau midų. Va, kodėl reikėjo užpilti dabar jas. Mėlytės. Užmygusios jas dabar. Reikia jom subūdinti. Maistas mėlėm, tai turbūt koks cukrus bus. Aš taip spėju, kas gali ten daugiau maistas būti mėlėm. Nu, toks panašus į cukrų citriną gal dar kažkokį. Filtruot bandysiu su Lidl maišeliu, purvinu visų, bet ką darysi, kokį turiu, tokį. Tai pasikviečiau pagalbas. Nežinau, kaip čia kas gausis. Bandysiu pilti į tą maišą. Tas vapsos jau. Nu, nežinau, tai tu laiky kažkaip man tą maišelį, aš nežinau kaip, įsivaizduoju, aš dabar pilsiu ir viską prapilsiu ant žemės ir bus konfliktų daug šeimoje. Pataikau. Nu ir va. Tokia filtracija. Viskas labai gerai. Jis ant siekia dabar jau kaip, nereikia iškelti kažkaip. Būtų gerai, kad nusistovėtų biškį dar. Lidl, taip gyventi verta. Tikrai jau verta. Midus bus gerai. Tai buvo tokučių 7 kg svėriau. Išploviau vandeniu. Pasvėriau tą, kas liko vaško 2 kg. Nu 5 kažkur dar įpilsiu. 5 kg. 5 kg, kur dabar man va. Nežinau, kaip mėrkos neturiu, tai paimsiu 1 kilograminį ir 5 įlašinsiu. Bartai. Medaus gal nori, tugi viską čia veganas mūsų vartoji. Laukė su tuo medum žais nėra gerai. Tos bitės greitai suodžia. Visai gražu dar šitas.
Čia irgi šitas, kas iš stalo to kevimo buvo, tai tą panaudosiu. Po to dapilsiu vandens pilną ir supilsiu dar, kas ten parašyta. Ir po to mielę supilsiu. Nu ir viskas. Tai va, jeigu midus paeis, skanu bus, tai visai sterilizacija nebus problemų. Jau kaip sakom, šitas daiktas turbūt neprapuls. Medų, tai kiek tu medaus jį suvalgysi? Vieną kitą kilogramą? A išgerti jau midaus? Jeigu dar ne per saldus, nu nesaldų darau stengiuosi. Saldų atsiai daugiau reikia cukraus šito medaus. Nu, nemėgstu aš saldžiai gerti. Ai, viskas, šitoj bitės užuos, atskris ir papjaus mane. Su maitinimu pas mane nieko naujo. Nėra ką rodyti. Tas pats pagalys, tas pats arbatinukas ir ta pati orkaitė. Dedu, kas nežiūrėjo seniau mano laidų, tai aš 3:2 dedu, tai reiškia 3 cukraus 2 vandens. Iš viso 11 pakelių cukraus dedu, tai 11 kg. Pas mus nežinia, kada tas pavasaris baigės, kada užsitęsia, tai man, kaip sakoma, neprisikalbėti, nes aš prisikalbu dažnai, dar nei kart nebuvo, kad šeima pavasarį nesulauktų. Tai kokia jinai ir stipri, ir nelabai, bet sulaukė vis tiek. Tai šį kartą Panevėžio cukrų, pernai tai nesu Panevėžio ir išgyveno, tai jau su Panevėžio labai gerai bus. Labai geras cukrus, tik tai kažkas mačiau pernai, man atrodo, forume, ten ar Facebook'e kažkas rašė, kad kažkas su šito cukrum pasidarė blogai. Aš tai visgi manau, kad cukrus yra cukrus ir tai nieko negali pasidaryti. Vandenį visą laiką naudoju iš ežero. Geltonas toksai, kažkoks tai. Tingėjau kažkur toli važiuoti, pernai iš Zaraso ežero, šiemet iš Zarasaičio. Jaučias, kad sisiukų matęs vanduo, geltonas, bet taigi bitės, taigi kur jos geria, tai irgi geria iš balų, iš visokių ten srūtų, tai čia manau, kad ten biški ežero vandens atsigers, nieko baisaus, svarbu minkštas vanduo. Kiek suprantu, tai šulinio nepilu. Tai kaip pasikartosiu, viskas išgyveno pas mane iki šiol, tai manau ir toliau darau tokią praktiką. Iš tikrųjų pasakysiu, 10 šeimų jau daug. Šitą virvę tai mane pribaigs turbūt. Kažkaip 5, tai 1, 2 ir viskas yra, nu 10 jau atsibosta. 110 kg man gaunasi ištirpyti cukraus. O maitintuvės turiu tik 5, tai kažką bandysiu gal galvoti, arba, nu, vėliau parodysiu. Tai su maitinimu tiek, nededu jokių papildomų ten žolelių, nieko nededu. Tai vanduo, cukrus. Nesinori labai sukaitinti to vandens, nes gyvesin po to reikia, karštągi neduosi bitėm. Nors vienai šeimai norėčiau ir karštą duoti jau. Sveiki, maitinsiu bites. Taigi norėjau jums parodyti, kaip normaliai galima maitinti. Kaip normaliai, nenormaliai, o jeigu neturit maitintuvų, tai galima ir norėjau padaryti, bet aišku, ne viskas taip paprasta. Kaip dedat vieną korpusą, tada dedat, nežinau, tai aišku, pagalių kokių tai reikia ten padėti, kad bitės vaikščiotų. Taip, ir pilat sirpą. Ir po to čia gal kažkaip pagaliukus irgi užkišat, kad jos turėtų taką, kur vaikščioti. Ir viskas. Ir ne viskas, o karamzytų reikia. Anksčiau prie lytnamių kiek nori jų būdavo. Nu dabar niekur aš neradau. Gėlių parduotuvę nuvariau, nusipirkau tokių smulkių mažų. Tai galvoju, praplausiu pradžiai su vandeniu, kad ten nebūtų. Tai 5% nuskendo, 5 vos plūduriuoja. Tai teks man maitinti per 2 kartus. Nes net tik 5 turiu maitintuvės, o reikia 10. Gydysim pigiausiais. Pernai brangiais tais kitokiais ten, kur plasmasinė tokia juostelė. Reikia keis kasmet, tai keisim.
Gerai, žiūrim, kaip čia kas. Man kaip šitie nervuoja, tai nebegaliu. Visur jie. Kur tik nepasižiūriu yra. Kaip čia jos telpa likti. Gerai, šita šeima nėra didelė. Juostelės dėsim priekį, kur maitinimo. Kur čia bus tie? Ten kažkur pačiam beveik priekį ir bus. Žinau, kažkaip gal va taip padarysim. Nu, atsargiai. Ai, dabar užkelti tik tai. Neapsitaškius ir bus gerai. Čia šituos. Bet va, ramiai šeima šita. Jau buvo kažkada piktoja dabar. Kaip ramiai. Jokie stresų. Be piršnių gali dirbti. Ai, dabar. Oi, įsipūliau kakao. Nu, žinokit, man patinka. Šitas maitintuvės iškart puht. Ir viskas. Nei žais tenais, po kiek ten, po 3 litrus kiti žaidžia. Kurigi čia prižaisi, tik ne savaitgalio bitynai čia. Tucht. Ir viskas. Tai kas nors man pasakys komentaruose, kam lyso ne šitie va reikalingi. Naudojau, kad dabar skruzdėlių neprilistų. Kažkokia ventiliacijos, bet kam jos? Nors žino, aš nesugalvojau. Kai visada pasižiūrim, kiek erkių. O kaip jau šiandien karšta, jau šiandien karšta diena, sušilo, tai galvoju, atidarysiu 2 paros jau. 2 paros. Ir ką turim mes? Nu yra erkučių, va matau. Bet nu kiek čia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10. Nu, suskaičiuočiau 20 turbūt. Šitam aviliukui tai matos karšta konkrečiai išlipo pasivaikščiot visos. O šituose aviliuose iš galo atsidaro. Kažkaip tai. O kaip čia. Žinau, net apsikakoja čia turbūt viena kažkokia tai. Dar viena. Maitinu matyti jom. Tai laida tokia gavosi kitokia truputį. Iš gabaliukų viską sukarpiau. Kad nėra jau ką labai rodyti tą patį, ką jau kažkada rodžiau, kai medų sukiau, kai duoną kuliau. Tai nėra labai ką kartotis. Viskas bitės pamaitintos. Ramu. Uždėjau šiandien ką tik paskutinis 5 maitintuvės. Atostogos baigėsi, viskas į Vilnių. Ir viskas. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Kas nežiūrėjo, tai neačiū. Jeigu priminsiu, norit apžvalgą apie va ten, jeigu matos toliau kažkur ant kalno namelis, tai galiu visą laiką parodyti, kaip apgrubniai žmonės daro ir už brangiai parduoda. Tai tokia vat gaida, nelabai gražia ir baigsime. Ačiū tada ir iki kitų savaitgalio bitynų.